Labą dieną. Esu Jolanta Totoraitienė, ITMC lektorė. Taigi, šiandien kalbėsim labai svarbia tema apie elektroninių laiškų siuntimą ir pašto serverių nustatymus. Tikriausiai neįsivaizduojam savo gyvenimo be elektroninių laiškų. Mes bendraujam darbo klausimais, bendraujam su savo artimaisiais giminėm, bendraujam su tikrai labai įvairia auditorija. Ir mums svarbu, kad tie laiškai tikrai pasiektų adresatus. Jeigu anksčiau aš juokdavausi sulaukus skambučio su klausimu, ar gavai mano laišką, ten siunčiau kažkokią temą ir taip toliau. Sakau, taip, tikrai gavau tokių problemų, kad laiškas būtų nepristatytas, nebūdavo. Dabar situacija pasikeitė 180 laipsnių kampu. Laiškų pristatymas yra labai sugriežtintas. Vien dėl to, kad pašto paslaugos teikėjai nori apsaugoti jūs nuo kažkokių tai žalingų, kenksmingų, tai vadinamo spaminių laiškų. Dėl tos mano minėtos priežasties šių metų vasario mėnesį pagrindiniai pašto paslaugų teikėjai, tokie kaip Gmailas, tokie kaip Yahoo, paskelbė naujas politikas. Ir tai, kas anksčiau buvo tik tai rekomenduojama, dabar jau tapo būtina. Elektroninius laiškus reikia autentifikuoti, naudojant štai tokius dalykus. SPF, DKIM ir DMARC. Būtent šitie autentifikavimo protokolai ir leidžia apsaugoti nuo šlamšto laiškų gavėjus. Pabandysim išsiaiškinti, ką reiškia mano šitie minėti žodžiai. Noriu informuoti, kad šitas seminaras ir ta seminaro likusi dalis bus skirta daugiau tiem, kurie turi savo DNS vardą, tai yra turi savo domeną ir dar geriau, jeigu yra to domeno administratoriai. Gali valdyti reikalingus DNS įrašus. Taigi, SPF. Kas tai yra? Trumpai kalbant, tai yra DNS įrašas, kuriame yra informacija apie serverius, kuriem leidžiama siųsti laiškus iš konkretaus domeno. Arba kitaip tariant, tai yra siuntėjų politikos sistema. Šis mechanizmas leidžia apsaugoti nuo nepageidaujamų laiškų siuntėjų. Tai yra būtent SPF įrašas apsaugo, kad jūsų vardu negalėtų kažkas tai siųsti. Negalėtų apsimesti jumis. Sekantis įrašas, tai yra DKIM. Yra svarbus saugos standartas, kuris aptinka elektroninių laiškų klastojimą, pritaikant skaitmeninį parašą jūsų laiškams. Visi laiškai turi būti pasirašyti su šito DKIM parašu, tada pašto siuntimo serveris patikrina, ar tai sutampa su viešai skelbiamu, ir pagal tai atlieka tam tikrus veiksmus. Ir trečiasis, mano minėtas, yra DMARC. DMARC tai yra taisyklės arba taisyklių rinkinys, kuris nustato, ką daryti su elektroniniais laiškais, jeigu dėl tam tikrų priežasčių nepavyko teisingai nustatyti SPF arba iš viso jo nėra, arba yra 2 SPF įrašai, kur tai yra irgi negalima, arba kažkodėl netitinka tas laiško pasirašymo raktas DKIM. Ir dar tokia viena bendroji taisyklė, kad jeigu norim, kad laiškai nepatektų į spamą, jie turi būti siunčiami naudojant TLS protokolą arba TLS ryšį.
Tam, kad neatrodytų, jums čia viskas labai sudėtinga, noriu parodyti schemą, kaip vyksta autentifikavimo procesas. Ir tada viskas iš karto atsistos į savo vietas. Taigi, mes turim laiškų siuntimą. Nu, tarkim, tai yra klientinė programa, tai yra kompiuteris, už kurio sėdžiu aš. Siunčiu laišką. Mano laiškas iškeliauja į pašto serverį. Iškeliauja per kelis pašto serverius. Tai yra, pirmiausia, išeina per mano pašto siuntimo serverį, keliauja internetu ir patenka į gavėjo pašto serverį. Būtent šitam periode, tuo momentu, kai keliauja per paštų serverius, yra tikrinama, ar yra tie minėti mano DNS įrašai. SPF, Dakimas ir Demarkas. Jeigu įrašai visi trys yra ir jeigu jie korektiški, tai galimas autentifikacijos metodas PES. Arba jeigu kažkas yra blogai, na, tada gaunama žymė, kad yra kažkas blogai. Priklausomai nuo to, koks yra gavėjo, na, to paskutinio jau taško Demarkas, tai yra kokia yra politika, laiškas gali būti pristatomas arba gali būti blokuojamas, na ir dar vienas gali patekti į spamą. Tai yra nepageidaujamų laiškų dėžutę. Pabandysim pažingsniui išsiaiškinti, kaipgi vyksta šitas procesas. Kaip minėjau, rašomas laiškas, toliau siuntėjo serveris prideda Dakimą ir SPF arba SPF. Taigi, jeigu jūs turit savo domeną ir siunčiat laiškus, norit, kad jūsų siunčiami laiškai nepatektų į spamą, tai yra jūsų DNS įrašas turi turėti Dakimą ir SPF. Dakimas ir SPF turi būti vienas įrašas, nu po vieną, negali jie kartotis, dubliuotis ir panašiai. Jeigu reikalingi keli serveriai, per kuriuos siunčiat paštą, tai tada yra tam tikras sintaksė SPF, kad įtraukia kelis serverius, bet vis tiek įrašas yra vienas. Toliau, įsiųstas laiškas patenka į gavėjo pašto serverį. Tikrinama domeno reputacija, tikrinama, ar domenas neįtrauktas į blacklistą, na, tai yra neįtrauktas į nepageidaujamų laiškų sąrašą ir tikrinama autentifikacija, ar pasirašytas teisingai su raktais. Ką daryti, jeigu taip atsitiko, kad jūsų domenas pateko į blacklistus? Tai reikėtų rašyti blacklisto autoriam arba kantriai išlaukti tą laiką, kada jisai bus pašalintas. Dauguma blacklistų laiko tik tai apie 7 dienas ir paskui mano, kad jūs susitvarkėt, nebesiunčiat tų spaminių laiškų ir jūsų domenas pašalinamas iš blacklisto. Taigi, laiškas pateko pas gavėją, į gavėjo pašto serverį ir toliau, kaip minėjau, jei vykdoma patikra, jeigu viskas gerai, tada žiūrima, kokia yra jau gavėjo pašto Demarko tą politiką. Tai yra, ką daryti. Politikoje šitoj galima nustatyti labai griežtą tvarką, labai griežtas taisyklės, kad laiškus šalinti, jeigu laiškai nėra pasirašyti. Laiškus galima blokuoti, galima dėti karantiną arba galima visus laiškus praleisti. Tai tarkim, jeigu jūsų laiško gavėjas turi nusistatęs griežtas taisyklės, tai bus priimami tik laiškai, kurie atitinka mano minėtus požymes. Uždedant tokias griežtas taisyklės yra rizikuojama, kad galbūt nebus gauti visi laiškai, tai yra jūs nepasieks tie laiškai, kurie yra siunčiami iš domenų su neegzistuojančiais Dakimo ir SPF įrašais. Tai dar kartą trumpai, jeigu jūs esate domeno savininkas, tai jums būtinai reikia susitvarkyti Dakimą ir SPF įrašus, na, o tą Demark politiką, tai jau nusprendžia, ką jūs darysit su gaunamais laiškais. Kaip išsiaiškinti, kaip realiai pasižiūrėti, ar jūsų domenas turi mano minėtus įrašus.
Vienas variantas. Siunčiat laišką iš savo domeno, siunčiat laišką į Gmailo paskyrą. Ir atsidarius laišką mes tikrinam laiško antraštę. Laiško antraštę galime įsikviesti, kaip matom paveikslėlyje, paspaudę dešinę pelytės klavišą, pasirinkę komandą rodyti originalą arba show original, priklausomai nuo to, kokią aplinką naudojat. Taigi, mes įsikviečiam laiško antraštę ir žiūrim. Jeigu prie visų įrašų yra pas, vadinasi viskas tvarkoj. Dar galim pasitikrinti autentifikavimo rezultatą, va ten irgi pačioj laiško antraštėj bus tekstas, ar tikrai yra viskas gerai su mano minėtais įrašais. Jeigu matom, kad yra blogai, tai reikia tada dirbti, tvarkyti, keisti, naujinti tos įrašus. Ir dar viena priemonė, tai yra jau internetinė priemonė, jos adresą matot viršutinėje eilutėje. Naudojant šitos priemonės įrankį, jūs siunčiat laišką, būtent siunčiat laišką nurodytų gavėjų, va čia vat bus, jums nurodo, kokiu gavėju siųsti laišką, jūs atsiunčiat laišką ir šitą priemonę analizuos jūsų laišką ir nuspręs, ko jums daugiau reikia, kas pas jūs yra negerai, kokie DNS įrašai yra neteisingi. Tai trumpai tiek. Jeigu norit, kad jūsų laiškai, jūsų domeno siunčiame laiškai nepatektų į spamą, turit pasirūpinti mano minėtais įrašais. Aišku, jeigu jūs naudojat paprasčiausią Gmailo paštą, tai jums to rūpintis visiškai nereikia, kadangi už jūs rūpinasi vienas stambiausių, vienas didžiausių, vienas rimčiausių, vienas saugiausių elektroninio pašto paslaugos tiekėjų kaip Google'as. Tai tiek šiai dienai. Kokiu turit klausimų? Kaip suprantu, klausimų nėra, taigi linkiu, kad jūsų laiškai negautų spam požymio, kad jūsų domenas nebūtų blokuotas, na ir kad kiekvienas siųstas laiškas tikrai pasiektų adresatą. Ačiū ir iki sekančio karto.